Labutis, šiandien vėl patausysiu šiek tiek. Šiandien apie tai, kaip mes sureikšmindami save, apsunkinam patį savo gyvenimą, sureikšmindami savo aplinkybės, pasidarom savo tokį tų aplinkybių kalėjimą. Ir tada tampa jame sunku gyventi. Kartais tas kaip sureikšminimas gali padėti tam tikrus dalykus išgyventi, taip pseudo tokia pagalba, galim gal pavadinti. Bet ilguoju terminu, tai ta pagalba, pseudo pagalba, jinai tik dėl to ir veikia, kad šiaip mums yra sunku ir kartais tas sukurtas pavidalas palengvina mūsų vadinamą viduje sugalvotą naštą. Tai gal taip galima apie visą šitą pagalvoti iš tos pusės, kad jeigu mums kažkas negerai, tai mes tikriausiai visada turim įsivaizdavimą, kaip turėtų būti gerai. Kas turėtų būti gerai ir tada, jau kai būtų gerai, tai tada to blogai nebebūtų. Kaip ir reikia tą blogai kažkaip neutralizuoti. Ir tas mūsų įsivaizdavimas mums tokį pastato mus į tam tikras vėžes, kaip reiktų elgtis, ką reiktų daryti, kad tą gerai gauti. Ir jeigu mes gyvenam ir mums pavyksta taip gyventi, kad jaučiam artėjimą prie to, tada jaučiamės gerai, tada mums viskas labai gera, visi žmonės aplinkui geri. O jeigu jaučiam, kad šiek tiek tas mūsų įsivaizdavimas mums slysta pro pirštus, tada prasideda visokie bairiai. Ieškom kaltų, ieškom kalties pačiuose saviuose. Ir tada vargstam ir gyvenam tokį, save pavadinam vargdieniais kažkokiais, tai aukos pozicija. Pradedam daugiau skūstis, negerai kažkas tai, nes nesigauna, pasaulis netoks, ar aš pats netoks. Tai ir nuo ko, jeigu taip netoli visai sugrįžti, nuo ko viskas prasidėjo, nuo įsivaizdavimo, kad aš žinau, kaip yra gerai. Aš žinau, aš kažką žinau. Tai nepaisant to, kad kažką žinoti galima, kaip žinoti, kad dabar žiūriu pro langą ir matau debesis, bet žinoti, ar tų debesų tėkmė yra man kažkuo tai palanki, ar jinai man kažkuo nepalanki, tai yra jau visiška fantazija. Nes tai, kas man palanku ar nepalanku, aš vertinu pagal projekciją į ateitį, kaip aš įsivaizduoju, kokia bus ateitis, bet aš nežinau ateities. Aš nieko nežinau apie ateitį. Ir praeities iš tikrųjų daug ir nežinau, jinai yra užmarštyje. Ir tai, ką prisimenu, bet irgi nereiškia, kad prisimenu taip, kaip buvo. Prisimenu tai, kas išliko, o visa kita buvo sugalvota. Tai čia yra kitas aspektas, kita dalis, kad mūsų protai tam, kad jaustis saugiai, prisigalvoja dalykų. Ir geriausias galbūt pavyzdys, tai naktis miške. Ir jeigu kas yra buvęs miške, naktį, vienas dar jeigu, tai tikriausiai yra bent kada tikrai jautė kažkokį tai tokį neramumo išgyvenimą. Nes akis nemato, tai reiškia, pro akis mes nematome kažko, smegenyse vaizdas nesusikuria, tai smegenys pradeda kurti vaizdus, kurti scenarijus, kurti dalykus, kurių reiktų saugotis. Ir kadangi yra labai daug nežinomybės, viduje tą nežinomybę išgyvename kaip kažkokį tai nesaugų dalyką, kaip agresorių, kaip kažką, kas gali mus sužeisti, sužaloti, mūsų tą tokią vidinę būtį sutrikdyti. Ir prisigalvojam kažko tai, smegenys sukuria taip, kad pakeistų. Ir tas pokytis būna dėl to nemalnus, nes norim išeiti iš tamsos į šviesą. Norim palikti šitą neaiškę būtį ir eiti ten, kur aišku.
toks yra savisaugos instinktas, mechanizmas toksai, kuris bando mus atitraukti nuo to, kas yra neaišku. Tai gyvenime, jeigu taip atitolstant nuo miško pavyzdžio, tai gyvenime tokio neaiškumo yra labai daug ir jisai yra visur. Kiekvienas žmogus iš tikrųjų yra neaiškus tamsus miškas. Mes niekad negalime žmogaus išgyventi taip kaip kito žmogaus, taip kaip išgyvenam save. Ir tai yra tam tikra dalimi tamsuma miške. Ir jeigu mes su tuo žmogum turim kažkokį santykį, mes neišvengiamai, jeigu jo neklausom, netgi ir klausant iš tikrųjų, bet yra tam tikras toksai keli lygiai, kad galim išvis tiesiog, ypač jeigu žmogus ką tik pamatytas, jisai mums kaip tamsus miškas, tai mes sugalvojam viską, apie jį sugalvojam ir po to, jeigu jam leidžiam, tai jisai mums po truputį atidenginėja, kaip jeigu vėl atidenginėja tokius užuominas į save. Tai būtų su mišku, tai jeigu tarkim miškas ir jeigu mes leidžiam kartu būti savo miške su tuo mišku, tai po truputį akis pripranta prie tamsos ir mes po truputį tamsoje pradedam matyti, o galiausiai atėjus rytui tas miškas apsišviečia. Tai va taip pat ir su žmogaus pažinimu. Pradžiais būna tamsus ir tada jeigu mes leidžiam tam, tai jisai po truputį mes prie jo kaip ir priprantam ir daugiau pradedam matyti to, kas tenai, apie ką jisai yra, ką jisai šneka ir kaip save atvaizduoja išorėje. Ir paskui galbūt netgi jeigu jis irgi yra atviras ir jam yra leidžiama ir jis jaučiasi saugiai, tai galbūt net šiek tiek mums savo vidaus atskleidžia. Bet vis tiek visą laiką išlieka dalis, kurios mes nežinom ir ją mes sugalvojam. Ir kas tada gaunasi, čia aš dabar klijuoju tokias jau kelias dvi daleles, kad jeigu mes sugalvojam kažkokią iliuziją, jau sugalvojam apie tai, kas yra gerai, kas blogai, prie ko prisirišame, ir tada žmonės, kurie atsiranda mūsų gyvenime, jeigu mes atviri ir leidžiam jiems būti mūsų gyvenime tokiems, kokie jie yra, tai mes dar matom didžiąją dalį to, kas jie, ne tai, kad iš tikrųjų yra, bet kaip jie save pristato. Visą kitą dalį sugalvojam ir ta sugalvota dalis, būtent ta sugalvota dalis mums ir gali arba kliudyti, arba mus džiuginti. Jeigu mes apie tą žmogų sugalvojam, kad jis gali bet ką šnekėti, jis gali, tarkim, mes sugalvojam, kad norim eiti kažkur, ar ne, ir jisai sako, kad tavo ėjimas bus nevykęs, tarkim. Tai iš tikrųjų jis tiesiog pasakė dalyką, ką jisai galvoja, bet tai mūsų ėjimo niekaip neliečia. Bet jeigu mes neklausom, ką jis mums pasakė tiesiog frazę, tai, kas jam šiuo metu šovė į galvą. Jeigu mes sukuriam, ką dažnai labai darom, sukuriam, kad jisai čia mums kažkaip norėjo pakenkti, jisai kažką mums norėjo čia paslėptai pasakyti. Jeigu kažkas, tai mes pradedam tą žmogų matyti kaip priešą, kur tikslui įgyvendinti. Turėjom savo iliuziją, kad aš norėjau kažkur nueiti ir staiga žmogus pasidaro priešas. Kitas žmogus, kai iš tiesų priešai esam patys savo, nes mes tam žmogui uždėjom kažkokią tai etiketę, mes tą žmogų pastatėm patys į priešo poziciją. Iš tikrųjų, žmogus net jeigu ir sąmoningai norėjo mums kažkaip tai pakenkti tenai nueiti, mes net jis mums ir savo, kad norėjo pakenkti, jeigu tarkim ir žinom, kad tai yra, jisai norėjo pakenkti, galop mes nežinom, kas yra pakenkimas, tas tikrasis pakenkimas. Ar tai, jeigu man skaudėjo, aš galiu pasakyti, man skaudėjo. Jeigu tai kažkaip tai man užtvėrė kelią, aš galiu pasakyti, man tai užtvėrė kelią į kažkur tai. Bet ar tai buvo pakenkimas, ar tai buvo pagalba, aš nežinau, dėl tos priežasties, kurią anksčiau sakiau, kad mes nežinom įvykių, nematom įvykių sekos tiek, kad galim įvertinti, kas iš tiesų yra gerai, o kas blogai, nes iš tikrųjų nėra nei gerai, nei blogai. Viskas tiesiog yra ir tie krūviai yra mūsų sugalvoti. Tai vat. Ir kaip tada vyksta toksai dalykėlis, kad mes pasistatom instrukcijas, visą šitą susiklijuoja į tai, kad mes esam tokiam kaip veikloj, kurią pavadinam
gyvenimu, tai tampa veikla, tai nebėra kaip tiesiog būtis, tai tampa veikla, gyvenimas tampa kaip siekiamybė, kurią reikia padaryti kažkokią. Ir nepaisant to, kad tai yra kaip žaidimas, iš esmės turi panašumo, kaip žaisdavom visi kieme, pavyzdžiui, gaudytynės. Tai yra veikla, nors tikslas yra kažką pagauti, bet pačio žaidimo tikslas yra žaisti. Ir jeigu kažkas kažką pagauna, toliau žaidžiama yra dažniausiai, jeigu visiems tos taisyklės tinka. Problema nutiktų tada, jeigu visi turi savo taisyklės ir visi nori žaisti pagal savo taisyklės ir tada žaidimas tiesiog vykti negalėtų. Nes būtų labai daug pykčio, pirmiausia, neišeitų žaisti, nes visi aiškintų, kurio taisyklės yra geresnės. Tai va čia ir yra tas gyvenimo tokia nesąmonė, kad mes kiekvienas susigalvojam savo gyvenimo taisyklės ir šitame gyvenimo žaidime, kurį pavadinom gyvenimas, vietoj to, kad tiesiog žaistumėm, mes didžiąją laiko dalį praleidžiam primetinėdami savo taisyklės. Koks tas žaidimas turėtų būti, kada skaitosi, kas gali ką pagauti, kas negali, kas gali elgtis vienaip, kas gali kitaip. Ir gali, aišku, kilti tokia mintis kažkam, tai kad tai jeigu čia mes be taisyklių gyventumėm, jeigu čia nebūtų kažkokių, tai tada prasidėtų vagystės ir žudymai ir visi kiti, niekam nieks nerūpėtų, turi būti kažkokia tvarka. Tai bairis yra ne apie tai, kad čia pulti vienim kitus žudyti, ar tai būtų kažkokia tai anarchija, ar dar kažkas tai. Ne. Būtent esmė yra ta, kad visiškai priešingai. Jeigu mes sutinkam, kad mes kiekvienas neturim savo taisyklių, nėra individualių taisyklių kiekvienam, nėra mano taisyklės geresnės už kažkieno kito, reiškia, aš kitą priimu taip kaip save. Reiškia, kitas yra lygus, lygybės ženklą dedu su viskuo, kas jame būtų. Tai reiškia, kad jeigu aš kitą priimu taip kaip save, o savo aš savo gyvenime nesiekiu nesiekiu nei pakenkti savo, nei pakenkti kitam, nes aš kitą priimu lygybės ženklą dedu, tai negaliu kitam kenkti, nes taip kenkiu savo. Tai jeigu mes savyje tai ugdome, tai tiesiog visi gyvenam santarvėj ir meiliai, nes vieni kitus mylim, gerbiam, kad ir ką tie žodžiai kam reikštų, bet tiesiog būnam kartu, žaidžiam kartu. Ir žaidimas negali būti, tai tas pats, kas sakytumėm, jeigu kiekvienas žaistų pagal savo taisyklės, tada būtų iš tikrųjų tokia chaotiška nesąmonė, kur iš tikrųjų pats žaidimas būtų daugiau aiškinimasis taisyklių, bet jeigu mes visi kartu žaidžiam, tai mes žaidžiam, mes viens kitam nekenkiam. Mes priimam tai, kad mes kartu šitame esame ir žaidžiam. Tai vat, įsijaučiau. Tai vat, taip gal ir apibendrinsiu, kad mintis yra neapsisunkinti per tą tokį bandymą primesti kitiems žmonėms savo taisyklės, nes taisyklių iš tikrųjų nėra, apart vienos taisyklės nėra ir pasakysiu dabar vieną, kurią visi turi patikėti. Tai nesąmonę pasakiau. Mes tiesiog čia kartu, visi kartu, tai yra ne taisyklė, tai yra dalykas, kurį galim pastebėti kaip tekantį, plaukiantį debesį, ir jeigu tai išgyvenam giliai viduje, kad mes čia kartu, tai ir žaidžiame taip, lyg būtumėm kartu, lyg būtumėm viens kitam draugai, kurie ir yra žaidimo tiesiog kompanionai, o ne priešai, ne kenkėjai, ne blogiečiai kažkokie. Ir jeigu sugebėtume kiekvieną žmogų žiūrėti kaip į stebuklą, kuris mūsų gyvenime atsirado ir išpildo mūsų žaidimo tą tokį
esminį troškimą žaisti ir būti, vien dėl to, kad būti be tikslo kažkur tai nukeliauti šito žaidimu, tai man atrodo būtų pergalė. Bet sakydamas, man atrodo, aš galop nežinau kaip tiesiog kitaip pasakyti. O sakau dalykus, kurie man atrodo iš kažkurios pusės vertingi, galbūt teisingi, bet ne man spręsti. Neturiu galios šitų dalykų įvertinti, pasakoju tiesiog tai vat, ką tam tikrų metų pastebėjau ar matau ir kilo noras pasidalinti. Tai va tiek šiandien. Ačiū, prašom, labas ir ate. Viskas.